Bandom pradėti, na? Gerai. Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien prie knygų kalbamės su atsargos pulkininku leitenantu Valerijumi Šereliu. Labas, Valerijau. Sveiki. Tai ganėtinai neįprastas svečias šitoje laidoje, nes aš įprastai mokslininkus kalbinu, bet nebijau ir pedagogų. Ir jūs drįsiu pavadinti pedagogu. Ar galima taip jūs pavadinti? Vadinkit kaip norit, galima ir taip. Tai papasakokit apie savo pedagoginę veiklą. Tarnavau kariuomeniai virš 30 metų. Tarnybą pradėjau nuo savanorio, nuo 91 metų sausio mėnesio. Ir jeigu jau mes kalbame apie pedagoginę veiklą, aš jau buvau beveik baigęs aukštąją mokyklą, tuo metu Žemės ūkio akademiją, miškininkas inžinierius. Aš buvau pratarnavęs sovietiniai kariuomeniai 2 metus ir turėjau šiokios tokios karinės patirties daugiau negu kai kurie kiti. Tai maždaug bėk ne ten, sektorius ne čia, ginklą laikyk ne šitaip, jeigu tai būtų galima pavadinti pedagoginė veikla. Galima. Tai Tiek tai yra ugdymas. ugdymas, labinimas, auklėjimas, švietimas, dėkit visą sąrašą. O karo akademijoje? Karo akademijoje. Karo akademijoje iki 2017 metų aš buvau pavaduotojas kariniam rengimui. Čia reikėtų gal biškį šokti truputėlį atgal. Pradėjau tarnybą savanorių. 1992 baigiau Žemės ūkio akademiją, gavau miškininkų inžinieriaus diplomą, pagal specialybę dirbau niekada, pradėjau tarnybą Lietuvos kariuomeniai. Aišku, kiekvienas karininkas pradeda tarnybą nuo būrio vado. Paskui augi, tampi štabo karininku, kopos vadu ir toliau kaip kam pavyks. Tarnavau Dragūnų batalione, kur buvo kiti pedagogai, kurie buvo vyresni už mane ir mokino, kaip priiminėti sprendimus, kaip rodyti iniciatyvą, kaip spręsti problemas. Nes jeigu tu ateini ir sakai, yra problema, tai atnešk bent 2 metodus, kaip tu matai jos sprendimą. Oi, čia su manim labai rezonuoja, nes mane mama yra išmokiusi, kad problemos įvardyjimas be sprendimo įvardymo yra tiesiog zyzimas. Taip, mane mama mokė. Jeigu užsimuši, namo nepareik. Tiesa. Taip. Tai pirmieji pedagogai yra tėvai, tai čia šito nepakeisi. Tada baigiau Baltijos gynybos koledžą, tada papuoliau į Jėgerių batalioną, tada tapau pirmojo Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų eskadrono vadas. Tada staigiai reikėjo išsiviešinti ir pasivadinti kažkaip tai. Tada pasakiau, jeigu man ant Š raidės, ant pavardės Šerelis, Š raidė uždengt gausiu Serelis, taip gimė pirmas eskadronas, visi kiti vadinosi Aitvarais. Mes ten patys mokėmės, nes aplinkybės mokino. Tada vėliau išvažiavau į Iraką, dirbau Irako karo akademijoje. Tada grįžau, papuoliau į Baltijos gynybos koledžą, ten 5 metus buvau instruktorium. Tai čia šiaip toks pakankamai ilgai buvęs pedagogo netgi pagal pareigas, nes kai tu esi instruktorius, tu esi pedagogas. Tikrai taip? Plačiaja prasme. Grįžau iš Baltijos gynybos koledžo, tai Lietuvos karo akademija pavaduotojas kariniam rengimui, turėjau ir paskaitų irgi. Tada pakeičiau tarnybos vietą, bet paskaitų vis tiek turėjau labai nedidelį paskaitų kiekį. Mokomasis dalykas šiuolaikinės karinės kompanijos ir operacijos. Bet tai nėra mano pagrindinis darbas. Tai yra labai ribotas valandų skaičius. Ir 2020 įkūriau, galbūt įsteigiau, čia ne aš kūriau, ne aš steigiau, šiaip aš daugiau kūriau, mažiau steigiau, nes organizacijos steigia Karybos institutą, tapau pirmųjų direktorium, tada išėjau į atsargą ir dabar mano pagrindinė veikla yra Karybos instituto patarėjas. Institutas turi 5 skyrius: karo istorijos skyrių, karybos modeliavimo skyrių, gynybos inovacijų skyrių, doktrinų skyrių, patirties įgyjimo ir taikymo skyrių. Mes esame mokslinė organizacija, bet ne universitetinė. Mes darom taikomuosius tyrimus, tai, ką galima pritaikyti realiam gyvenime.
Dėl to, sakykime, mano karybos institutas niekaip nesisieja su karo akademija, tik tiek, kad mes iš tikrųjų bendradarbiaujam. Bet karts nuo karto aš vis dar paskaitau paskaitų kariūnams su tuo pačiu paskaitų ciklu šiuolaikinės karinės kampanijos ir operacijos. Temos nekeičiu. Malonu girdėti, tai tas iš pirmo žvilgsnio atrodo mokslinės kažkokios ten sąlyčio taškų mokslinių kaip ir nebūtų manytina, bet pasirodo yra. Visas institutas. Visas institutas, bet jisai, kaip ir sakau, taikomieji tyrimai, kurių realiai tikrame gyvenime kartais reikia netgi labiau negu astronominių pamastymų. Moksle tiek taikomieji, tiek teoriniai tyrimai turi savo vietą, bet aš nustebčiau, jeigu karybos srityje išeitume į gilias teorijas be pasvarstymo, kaip jas taikyti. Yra kitas mokomasis dalykas, kuris vadinasi karo teorija. Tai aš jums dabar kaip karinis akademikas, nors į doktorantūrą aš taip ir neįstojau, nes kai pradėjau daryti tyrimo planą, mano tikslas buvo įstoti į National Defense University of Helsinki. Bet kai pradėjau daryti tyrimo planą ir pamačiau, kiek man laiko reikės atidirbti tam, kad užsidirbti daktaro laipsnį, supratau, kad mano hobis – gitara, bardai, poezija, knygos, tikrai nukentės. Tai yra tiesa. Galiu paliudyti, doktorantūros studijas yra jeigu nuoširdžiai jas eini ir užsiimi tuo, tai yra be galo laiko suvalgantis dalykas ir tada tavo gyvenimas turi būti tos studijos, bent jau tuos 4 metus. Bent jau tuos 4 ir kitiem gal net ilgiau, nes būna. Ne visiems pavyksta iš pirmo karto. Tai dėstydamas kariūnams, kad būtų aiški sąsaja, kur čia yra ta teorija. Sukūriau pasaką. Pasaka skamba taip. Gyveno kartą 3 sesutis. Istorija, teorija ir doktrina. Istorija pasakodavo pasakas. Kartais tiesa, kartais netiesa. Ir pabaigos ne visada laimingos, nes čia yra istorija. Ir istorija kartais būna šališka. Klasikinė rašo nugalėtoja, alternatyvė rašo antra pusė. Romantinė rašo antroji pusė, alternatyvė rašo fantastai. Maždaug kaip galėjo būti. Nesvarbu, kaip galėjo būti. Svarbu, kaip buvo, nes čia yra istorija. O teorija klausosi pasakų ir sako, susidaro įspūdis, kad tie, kurie turėjo žvalgybą, buvo labiau informuoti, žinojo, kur smūgiuoti ir laimėjo dažniau. Tie, kurie turėjo rezervų, pasikeitus situacijai, galėjo išspręsti problemas. Ir tie, kurie planavo, netgi pasikeitus planam, reagavo greičiau. O doktrina sako, o dabar, sako, mes elgsimės taip, nes mūsų geopolitinė padėtis, mūsų vertybinės nuostatos, mūsų diplomatinė, informacinė, karinė, ekonominė įtaka yra štai tokia ir mūsų veikla bus tokia, tam, kad mes pasiektumėm savo strateginius tikslus. Atrodytų tieši, 1,5 minutės. Bet visa hierarchija sudėta ir dar kaip paveiksliuką atitinkamą padarai, tai visai gerai. Aš prisiminiau irgi pasaką, kurią mėgstu draugams pasakoti. 3 paršiukai, visi žinom apie 3 paršiukus. Pirmasis statė iš šakų namą, iš šiaudų statė namą, atėjo vilkas, nupūtė, suvalgė paršiuką. Antrasis buvo šiek tiek gyvesnis, pastatė iš šakų, atėjo vilkas, stipriai papūtė, nupūtė ir suvalgė paršiuką. Trečiasis statė iš plytų, vilkas nenupūtė, bet vilko grėsmė niekur nedingo. Mažai kas kalba apie 4. mažą paršiuką, kuris statė savo namus iš vilko kaukolių. Tai nėra puikiai statybinė medžiaga, bet siunčia žinutę. Taip, grėsmės neliko. Tai nuostabu. O gal pasidalintumėt kokius taikomuosius tyrimus paskutiniu metu vykdė institutas? Šiuo metu pati aktualiausia tema tai yra gynybos inovacijos. Pati aktualiausia tema. Ir apsauga, visko, kas skraido, iš esmės. Bet mes tą savoką truputėlį plečiam
Ir kalbame apskritai apie mūšio lauko robotizavimą ir nuotolinių būdų valdomų sistemų, bile kokių, sąveiką, kur netgi šiandien turėjom labai neblogą diskusiją ir paskui jau virtuvėliai pasidarė kavą, sakom, o jeigu sukurti tokią sistemą, kad atvažiuoja antžeminis nuotoliniu būdu valdomas objektas su 50 kalibro kulkosvaidžiu, jo ugnį koreguoja dronas stovintis ore, dar yra 2 minosvaidžiai gale, kurie iššauna minas, kurios pakimba ore ir degina taikinį lazerių ir visą tai valdo vienas operatorius. Skamba įdomi, aš nežinau, kiek jūs esate susipažinęs su šitą Warhammer visą stalo žaidimų kultūra, bet ten tokia mokslinė fantastika, kur praktiškai tai, ką dabar pasakojat, yra labai derantis dalykas su ta kosmoso karais visokiais. Nežaidžiau, bet aš užsirašysiu vėliau pavadinimą, galimai mes turėtumėm tai pažaisti. Nes labai dažnai mes sprendžiame problemas, kurios yra, vietoj to, kad rastumėm sprendimą, po kurio problema nebeatsiranda. Vadinasi, turim pradėti nuo scenarijaus, kur mes numatome grėsmės. Vėliau dar papasakosiu, kaip atskirti grėsmės nuo pavojų. Taigi scenarijus, planas, priemonės. Nusipaiši patį baisiausią scenarijų. Tada pasirašai savo planą, kaip tu tame scenarijoje laimi. Ir tada tu numatai priemonės, kokių tau reikia, kad šitame scenarijoje tavo planas suveiktų. Ir čia yra toksai mentalinis wargamingas, gal taip reikėtų pasakyti. O kalbant apie pavojus ir grėsmės, tai man labai patinka kita pasaka, kai aš kariūnams pasakoju, nes tas grėsmė ir pavojus labai dažnai atrodo viens ir tas pats. Bet jeigu ant vartų kabo lentelė, žinai, apie piktą šunį, ten koks žodis būna dažniau? Pavojus ar grėsmė? Atsargiai, grėsmė. Ne. Jeigu verstumėm į kitas kalbas, nes yra skirtingos kalbos, kurios, tarsi, yra tiesioginiai vertimai, žinai. Tarsi yra threat, danger. Опасность, угроза. Безпека ir taip toliau, žinai. Tai kai mes galvojam, kad mes apibrėžiam labai aiškiai, tai kadangi aš dar esu ir krašto apsaugos sistemos terminijos komisijos pirmininkas, tai mes labai kabinėjomės prie žodžių ir apibrėžčių, kad mes, jeigu jau mes susitarėm, kad šitas žodis reiškia tą, tai mes visi susitarėm. Ir tada per kitas kalbas, per anglų dažniausiai, čia pagrindinė kalba, kita oficiali NATO kalba yra prancūzų, dažnai pasiimam rusų, biškį rečiau vokiečių, ir dar dažniau mes imam 2 žodžius, nes kartais vienas izoliuotas žodis netiduoda visos informacijos, bet kai tu sudedi 2 žodžius šalia, o dar per sinonimus ir antonimus, tada išsigrynini esmę. Taigi pavojus yra tada, kai atvaršų parašyta neatsargiai, o pavojinga, piktas šuo. Bet varteliai uždaryti, tvora nepažeista ir šuo ant grandinės. Šuo nutrūkęs, vartelių nėra, skylė tvoroje. Tai grėsmė. Jau grėsmė. Bet jeigu tu lendi į vidų, tai tu prisiimi riziką. Ir tai pavojus, grėsmė, rizika labai aiškiai per vieną šunį ir vieną lentelę išsigrynina. Jo, aš šiaip esu fanas tikslių apibrėžimų, nes moksle kaip ir būtina tiksliai apibrėžti dalykus. Tai čia smagu, kad tai yra apibrėžiama. Nes būtų labai apmaudu, jeigu gynybos srityje žmonės nesusikalbėtų dėl semantinių kliūčių. Tai absoliučiai. Čia būtų kaip bestatant Babilono bokštą. Statant viskas buvo tvarkoj, kai sujaukė kalbas, tada problemos atsirado. Aš apie tai. Tiesiog sąvokos buvo nesuprastos. Na taip. Gerai, tai šitie tyrinėjimai, kaip daryti autonominės sistemas, jie praktiškai konstruojat kažką, ar teoriškai svarstat, brėžinius darot? Ne, mes nesame inžinieriai. Nes aš sakyčiau, yra žmonės, kurie išmano tam tikrus dalykus geriau negu kiti žmonės, kurie tai išmano. Mums labiau rūpi
efektas mūšio lauke. Tai yra, aš negaliu pasakyti, kiek kilobaitų, megavatų, ohmų, voltų, bet jeigu aš sakau, man turi nuskristi tiek ir tiek kilometrų, turi išbūti ore ne mažiau negu, turi būti vienu operatorium valdomos 7 platformos ir nunešti štai tokį svorį. Pateikite variantus. Ir variantai yra tokie, kas jau yra rinkoje, kas yra vystoma rinkoje ir ką mes galėtume pasidaryti patys savo rinkoje pagal kriterijus, kurie bus aukštesni negu šiuo metu rinkoje egzistuojantis. Nes jeigu tu negali padaryti geriau, tai kodėl mes turim pirkti pas tave? Nes čia yra jau merkantilinis pragmatizmas. Taip. Čia vėlgi finansistai turi įtakos. Bet tai tu turi apsimokėti pirkti, net ir gynybai dalykus. Jeigu kažkas gamina kažką, ko tau vietinis gamintojas siūlo kažką, kas yra tiek pat gerai, kiek jau egzistuojantys gamintojai, tai tu imi iš tų, kur patikrinti, nebent tau siūlo kažką geresnio. Kažką geresnio, arba mes vystom kažkokį prototipą, kuris bus ženkliai geresnis už tai, ką mes šiandien galim nusipirkti. Bet tai nereiškia, kad mes šiandien neperkam. Nes tai jau yra ir tai dar nepaseno. Tai šitą imam dabar, bet tai nereiškia, kad tą patį mes pirksim po metų, nes aplinkybės po metų pasikeis ir atsiras nauji daiktai ir galbūt mes padarysim kažką geriau, negu padarys kiti. Bet vėlgi, gerai, greitai, pigiai. Ne? Tai šitie 3 žodžiai dažnai matomi lozunguose. Jie mato tik 3 žodžius, mažom raidėm apačioj, pasirink 2. Čia klasika pardavimų. Čia yra klasika ir greitai, pigiai ir gerai tikrai nebus, greitai, pigiai bus tai, ko nereikia. Greitai, brangiai ir gerai tikriausiai nebus greitai. Ir čia ratas užsidaro. Tai iš principo institutas modeliuoja, koks būtų poreikis, kokia būtų vizija ginkluotei, specifikacijas kažkokias, poreikio modeliavimai, ne? Arti to, kadangi skyrių yra daugiau negu vien tik tai inovacijos, tai yra labai stiprus istorinis failas, kas yra įvykę praeityje. Ir visa logika yra tame, kad vėlgi apie tas 3 sesutes. Tai istorija pasakoja, kaip buvo. Ir šalia tos pačios istorijos yra patirties ir taikymo skyrius, kuris labai stebi, kas vyksta Ukrainoje. Ir tada atsiranda pasiūlymai, ką mes patys turėtumėm keisti pagal tą scenarijų. Karybos modeliavimo skyrius, jisai kūrė scenarijų, bet ne tik tai, kūrė dar ir žaidimus, kurios simuliuotų scenarijus. Ir tada stebėdami rinką ir bandom sudėti į vieną vietą mokslą, pramonę, galima ten pridėti visokių startupų, fondų, dar kažkas tai, bet iš tikrųjų labai paprastai mokslas, pramonė, galutinis vartotojas. Ir mes numatom potencialias problemas, pasižiūrime, kas yra rinkoje ir mes tada testuojam, vertinam, lyginam, kas iš tikrųjų galėtų būti vystoma. Tai procesas sudėtingas iš tikrųjų, nes reikalauja specifinių žinių, bet judam. Kažkaip į atmintį ateina tyrimai ekonomikos srityje, kur buvo naudojama kompiuterinių žaidimų ekonomika, realiai ekonomikai simuliuoti ir tyrinėti, koks poveikis realiai ekonomikai būtų, jeigu vienas ar kitas kažkoks trikdantis veiksnys įeitų, žodžiu, per saugioje aplinkoje žaidimo, kur krūva žaidėjų internetu susijungia žaidžia, žodžiu, kažkokia vidinė ekonomika veikia. Ir, krūva ekonominių dėsnių ten buvo tiek labai pademonstruoti, kaip jie veikia, tiek kaip įvairiausi išbalansuojantys veiksniai tą ekonomiką gali pakeisti. Tai karybos srityje galbūt irgi kompiuteriniai žaidimai gali kažkaip pasitarnauti. Tai be abejo, bet, pavyzdžiui, mes turim sistemą vadinamą JCAT, Joint Computer Assistant Training. Tai yra visa sistema.
Yra daugiau sistemų. Prasme, yra Mileso sistema, kuri mūšio metu užsidėti tokius, čia jau pėstiką, daviklius, po šautuvo vamzdžio pasigamina toksai lazeriukas, kiekvieną kartą, kai jisai iššauna imitacinį šovinį, tas užsiveda ir jeigu nukreipta teisinga kryptimi, fiksuoja šūvį, pradeda cypti ir žmogus iš tikrųjų yra nukautas. Ta JCATO sistema, jinai irgi prasideda nuo scenarijaus, kai suvedamas tam tikras scenarijus, suvedami pajėgumai ir tada vadai priiminėja sprendimus, šitas batalionas į kairę, šitas batalionas į dešinę, bet kompiuteris neleidžia judėti ten, kur neįmanoma judėti, jeigu nėra kaip persikelt per upę, tu nepersikeli, jeigu kažkas tiltas užsprogdino, tu nepersikeli ir tu judėti tai tuo greičiu, kuriuom tas daiktas, kuris yra suvestas į sistemą, gali veikti. Ir tai gali būti dviejų pusių žaidimai, arba gali būti, sakykime, stalo žaidimai, tokie didesni, kur, sakykime, yra realus planas, realus scenarius ir mes jį patikrinam. Ir yra teisėjas, kuris žiūri vienos kitos pusės veiksmus, ir yra veiksmas, atoveiksmis ir kontratoveiksmis. Ir tai yra, sakykime, arba fazė, arba diržas, arba dėžė, metodas, kaip tu tai žaidi. Žaidimų iš tikrųjų daug. Šį semestrą mes draugavom su to ICM, International School of Management, ir pas juos yra pasirenkamasis mokomasis dalykas, kuris vadinasi Karžaida. Ir aš buvau istorinis konsultantas ir studentai kūrė žaidimą apie Klaipėdos sukilimą 1993 metų. Ir kai darai tas sprendimus skatinančius žaidimus, pagrindinė taisyklė yra, kad kai mes žaisim žaidimą, jį galima žaisti vietoviai. Vieną šneka, kitą šneka, raudoni, žali, balti. Turi būti vėlgi teisėjas, kuris sako, šito žaidimo metu mes nenorime iš jūsų teisingo istorinio atsakymo. Mes tik tai žaidžiame šitos vietovės, kurie realiai įvyko. Istorinis įvykis, apie kurį mes papasakosim po to, kai mes nuspręsim, kad šitą žaidimą laimėjo. Taigi šitas žaidimas apie Klaipėdos sukilimą, jis yra sukurtas ne tam, kad būtų galima atkartoti istorinius įvykius, o tam, kad ir kita pusė turėtų šansą laimėti. Tai yra patys nustatymai yra pakeisti į pusiausvyrą, kurioje tavo sprendimai įtakoja galutinį rezultatą. Tai aš manau, kad tai yra puikus įrankis taktiniai mąstysenai lavinti. Aišku, yra ir strateginiai žaidimai, bet kadangi mes kalbam apie jaunesnio lygmens karininkus, tai mes kalbam visgi apie taktinio lygmens, kur tavo veiksmas vyksta laike ir vietoje. Tiksliau netgi veiksmo momentas ir vieta, nes laikas savoka tokia tampresnė. Tai wargaminimas yra dalykas, kas padeda lavinti šitas kompetencijas. Faktas. Ir šiuo metu mes ruošiame tokį vadovą, kadangi esu terminijos komisijos pirmininkas, tai mes wargamingą sulietuvinom ir tai vadinasi Karžaida. Karžaida. Aš visiems savo stalo žaidimų draugams perduosiu, kad... Jisai ką tik praėjo į valstybinė lietuvių kalbos komisija, tai jisai tuoj turėtų atsirasti terminų banke. Nu tai va, mėlyjei, pirmiausia čia išgirdote. Puiku, o būtų praleista proga nepaklausti apie jūsų muziką. Muzika kaip muzika, ką aš žinau. Galiu pasakyti, kad muzikantas aš gal ir ne pats geriausias. Groju gitara, muzikos mokykloje mokiausi akordeono, notas pažįstu. Paspausti, žinau kokį klavišą, žinau kas gausis, bet kadangi buvau pakankamai prastas muzikantas, kad galėčiau atlikinėti svetimas dainas, nes visi žino, kaip turi skambėti. Nu taip. Bet kai tu kuri savo dainas, tai niekas nežino, kaip turi skambėti. Tai grot pradėjau gal 14, paskui buvau pamiršęs, dėl to, kad mokytojas, kuris mane mokino, kaip čia dabar pasakyti, demotyvavo. Kai pusę metų groji tik tai gamas ir parėjęs namo negali parodyti nieko. Taip, rankose technika atsirado, bet aš negalėjau padainuoti ne vienos dainos. Nu, gerai, ten paskui išmokino biškį kažką, tai ten Mozarto Vivaldžio. Bet kai tau 14 metų, tau gal labiau norėtųsi
Deep Purple Nu taip. negu Mozarto. Ir aš manau, kad mokytojas tiesiog neįkirto, kaip reikėtų tokio amžiaus vaiką motyvuoti. O motyvuoti reikia per sėkmės istorijas. O taip? Tai va, kadangi aš pradėjau pats kurti, paskui man visai neblogai gavosi ir pagroti, tai ką aš pats sukūriau. O ta technika, kurią buvau išmokęs prieš tai, pravertė ir dabar jeigu aš kur nors atvažiuočiau ir nepagročiau skylutę šalme, tai visi smarkiai supyktų, nes tai patapo mano vizitinė kortelė. Man regis daugiausia peržiūrų YouTube turi iš jūsų kūrybos. Gali būt. Gali būt. O kadangi kūryba yra toksai biškai kompleksas, tai yra turi būti ir tekstas, ir muzika, tai dar kol jaunas buvau, aš dar bandžiau kažką rašyti svetimom eilėm, o paskui pagalvojau, kad aš turiu puikias savo istorijas. No. Ir pas mane repertuaras toksai kariškas, toksai sakyčiau. Nu, ne visas, bet dalis dainų yra su karyba susijusios, su karu, kai kurios su realiom istorijom, kurios tiesiog sukrito. Pavyzdžiui, man peršovė padangą. Dešinė galinė ir aš sėdėjau gale ir iki mano dubens kaulo buvo 50 cm. Ir vienas aukštas karininkas sako, šereli, tavo pati linksmiausia diena apie tai, kaip tau peršovė padangą. Sakau, taip, sakau, nes padanga. Padangą pakeist galima, dubens kaulų sunkiai. Sunkiai. Ir praktiškai tą pačią dieną einu savo ir nijoju. Kažkoks arabas, man peršovė padangą. Ir viskas. Tuo pačiu metu man netgi gitaros nereikia. Visas tekstas atėjo kartu su melodija, man tik tai reikėjo užrašyti, kad nepamirščiau. Na, tokios įkvėpimo akimirkos yra labai neįkainomas dalykas. Taip, svarbiausia jų nepražiopsot. Ir dar vienas dalykas, kai ateina įkvėpimas, tu kažką pasakai, ir visi sako, super, užsirašyk. Sakau, taigi girdėjot. Dar 3 žmonės, juk nepamiršim. Jau rytoj. Buvo puikiai mintis, kūrinai. Ir nei vienas. Tiesiog tiek minčių iškeliauja. Tai dėl to pas mane visada su savim ploštelis popieriaus. Ir tai, kas turi būti kišenėje. Nes, ir tai nebūtinai auksinė mintis ar eilėraštis ar gaida. Rytoj reikia paskambinti. Rytoj reikia padaryti. Iki 10 šitas, 11 tas. Nes gaunasi toks, kaip ir pasibaigė darbo laikas. Bet smegenys to nesuprato. Oi, ne. Jos dirba toliau. Aš negalvoju apie darbą. Smegenys Jos pačios. Savarankiškai. Tiesiog aš ten neišjungiau šviesos ir jie toliau sukasi. Tai čia normalu. Tarkim, kasmet mūsų vasarą universitetai išvaro vasaros atostogų. Galvojat, baigėsi galvojimai apie tyrimus. Nieko panašaus. Tai ir dalis tų minčių užrašytų suėjo į žalią knygutę, kurią mes čia gražiai išsieksponavom. Labai džiaugiuosi. Čia, kaip sakant, kadangi mes turime knygų lentyną ir viena knyga stovi plokščiai, tai aš taip ir supratau, kad mes galime ir apie šitą knygą pašnekėti. Ir ne tik, kad galim, bet ir turėtume. Tai knyga vadinasi 5,56, padauginta iš 100, šovusių į galvą arba auliniais batais pramintų minčių. Trumpas mintis užsirašinėt pradėjau, aš neprisimenu kada. Nes radau senus užrašus ir ten tikriausiai buvo, nežinau, 83. Ten buvo eilėraščių, dar kažko tai, bet žinot, 83 dar buvo tokie pakankamai vaikiški, pakankamai primityvus. Bet iš tų 83-4 mažiausiai 2 sakiniai yra šitą knygutę papuolę. Dėl to, kad tiko į žanrą sentencijos. Nes čia nėra turinio. Čia parašyta turinys svarbiau negu forma. Nėra puslapių numerių, jie nesunumeruoti, yra sunumeruoti sakiniai. Tai tie jaunystės sakiniai, už toks skraido mažos peteliškės ir didelės petelnės.
Čia vienas iš senesnių. Arba nuėjau į vyninę, nupirkau vinių. Tai čia vėl iš to. Paskui jau tarnybos metu atsirado sumanimai, struktūra, kad pats pirmas sakinys turėtų skambėti kažkaip apie pačias mintis, kurios yra šitoje knygoje. Ir pats pirmas skamba taip. Į galvą šauvusi mintis neturėtų išeiti kiaurai. Nes kai išeina kiaurai, jos nebelieka. Nu, taip. Čia lygiai taip pat kaip neužsirašiai. Trečias sakinys. Aš jį norėjau jau išmesti, bet papuoliau į tokią linksmą kompaniją, kur mes diskutavom. Ir jisai skamba taip: už baltą žirgą ir mursina raitelį. Mano mintis buvo tokia, kad savo priemonėmis, įranga, žirgų, pavaldiniais turi pasirūpinti anksčiau, negu pasirūpini savimi. Su savim susitvarkysi. Bet visa tai, kas tave remia, kam tau pavaldu, kas tau suteikia pranašumą. Bet aš vėlgi pagalvoju, per primityvu. Bet tada viena iš mergaičių kompanijai sako: tobulas sakinys. Neištrink. Sako, čia apie tą princą, kurio mes vis dar laukiam. Nu. Tegul būna purvinas, bet jisai princas. O taip. Tada kitas vaikinas sako: palik, sako. Nes galbūt ne visi supranta, kad šitos sakinius galima naudoti kaip tostus. O trečias, už baltą žirgą, jau skamba kaip tostas. Nu taip. O esminis knygos sakinys yra 504. Norint išplauti smegenis, jų reikia turėti daugiau, negu reikia išplauti. Aš visų necituosiu, nes net nelabai ir prisimenu. Žinau, vieną kartą skambina man Algirdas Toliatas. Sako, aš rašau knygą. Jau į redakciją atėjęs. Sako, aš norėjau iš tavęs pasiskolinti pavadinimą. Sakau, gerai. Ir aš sakau, 6 jausmas yra 1. O redaktorius sako, ne 6, 6. Tada Toliatas sako, tai citata. Aš suprantu gramatiką, bet tai citata. Sako, parodykit. Išsitraukęs iš šitą knygutę ir neranda. Skambina, koks numeris? Sakau, Algirdai, 6 jausmas yra 1. Sakinio numeris 61. Jisai sako, aišku, sako, pas tave viskas ten sukoduota. Čia kaip Voiničiaus manuskriptą paskui ateities kartos galės nagrinėti. Ja, bet ne visi pamato, ten iš tikrųjų yra kodai. Yra atvirkštiniai sakiniai. Ten, kur per vidurį yra 8, tai jeigu, pavyzdžiui, yra 382 ir 283, jie yra susiję. Bet viskas eina per 8. Tai aš per suktą knygą padariau iš tikrųjų. Kodėl? Verta pakutent smegenis skaitytojui. Taip, bet aš labai daug laiko ant jos užmušiau. Tikrai labai daug. Nežinau, 15 metų. Bet aš, aišku, nepastoviai ant jos ir sėdėjau. Padedi ir guli. Nes pačią knygą pirmąją parašiau eilėraščių, vadinosi Mūzoms ir jų kareiviams. Ten irgi buvo biški koduota, bet ten buvo vėlgi daugiau apie karą. Ir kraštinis eilėraštis skambėjo taip. Neturiu nei skaitiko, bet šovinių dar liko, kainuosiu brangiai. Tada Viršila Kuckailis parašė knygą Trispalvio erelio skrydis, o mes su juo buvom kartu Irake ir Afganistane kartu buvom. Ir jisai įdėjo į priešlapį tą eilėraštį. Jisai jau gyvena savo gyvenimą. Tai 4 mano knyga aš nežinau kokia bus, nes yra 3 juodraščiai, ko gero Katrenai būtų greičiausiai padaromas dalykas, tokie 4 eiliai. Nes aš jos kaip ir turiu, bet man dar ne visi patinka, aš neapsisprendžiau staiga su galutiniu skaičium, kodėl man buvo paprasta parašyti šitą knygą, nes buvo 556 sakiniai. Ir aš žinau, mano limitas yra 556 sakiniai, bus po 11 į puslapį ir turiu pradėti nuo šovusių į galvą mintis neturėtų išeiti kiaurai
Ir 556 turėtų skambėti, jeigu dar būtų laiko, tai iš viso nieko nebūtų padaryta. Tai žinokit, jeigu dar būtų laiko, tai žinokit, jeigu kilo mintis paskambinti mamai, dabar. Kilo mintis padovanoti gėlių, ne už savaitės. Jeigu mintis kilo, vadinasi, tai minčiai atsirasti, yra kažkokia priežastis, kurią mes galbūt ne visai supratom. Logiškai nesupratom. Na, čia jau šiek tiek apie tas automatinės mintis ir psichologiją jau galima kalbėti, kadangi psichologas esu, tai man rezonuoja su tuo. Ir iš tiesų, ta prasme, kylančių impulsų, ypač jeigu tai yra geri impulsai, kažką produktyvaus ar gerą daryti reikėtų iš karto reaguoti, nes paskui gali būti arba vėlu, arba motyvacijos gali nebelikti. Tai. Galbūt ir neigiamus impulsus ne visada reikėtų stabdyti. Kartais pyktis yra teisingas pyktis. Kartais pyktis yra teisingas, bet kartais patylėt ir performuluoti tai, kad tu norėjai pasakyti. Taikit jūs, pusės sekundės, gal aš jau eisiu.